Sveiki, tęsėme šlaitinio stogo šiltinimo darbus. Pažvelkite, antrasis šiltinimo sluoksnis jau įrengtas. Pradėjome montuoti garo izoliacinę plėvelę. Ten, kur jungiasi dvi garo izoliacinės plėvelės juostos, sujungimas turi būti patikimai užsandarintas. Tam yra naudojama dvipusė lipni juostelė. Tvirtiname lipnią juostą prie sienos. Taip pat būtina garo izoliaciją pritvirtinti prie gretutinių konstrukcijų, šoninių sienų. Pirmiausia, nuplėšiame apsauginę juostelę nuo lipnios juostos paviršiaus. O dabar jau galime pradėti kloti garo izoliacinę plėvelę. Nepamirškite garo izoliacinės plėvelės juostų viena ant kitos užleisti apie 10 cm. Būtinai ją įtempkite. Dabar segikliu pritvirtinsime plėvelę prie tašų. Po to įkaltas skabes reikia papildomai užsandarinti, užklijuojant ant jų aliuminio juostos gabalėlius. Nepamirštame, kad garo izoliacinė plėvelė turi būti patikimai priklijuota prie šoninių konstrukcijų visų perimetru. Tokiu būdu užtikrinsime, kad garo izoliacinė plėvelė būtų sumontuota teisingai per visą plotą.